labai gerai. Savo bendrakursiams, fuksams. Man tai reiškia gražų pilką pastatą, kurį važiuoju kiekvieną dieną. Fakultetas ekonomikos tai mano gyvenimo būdas. Čia aš jaučiuosi kaip namuose, galiu išreikšti save, parodyti, ką moku. Darbo vieta? Vieta gal dar ką daugiau reiškia, aš tiesiog... Dėja, ne ekonomistas, bet ypatingų jausmų. O sakykit, seniai dirbot? Ne, dar 2 mėnesiai. Čia susirinkdavo ir dabar susirenka, ir tada, tais laikais susirinkdavo, sakykime, elitas Lietuvos jaunimo. Taip, kad realijos tokios. Moko kaip uždirbti milijoną. Tu gausi diplomą, tai bus tavo bilietas. Ir tu įlipsi autobusą ir nuveš prie milijono. O taip. O ar tokį bilietą tau įteikia tik šitas fakultetas, ar pavyzdžiui ir kiti? Pavyzdžiui, SSE Ryga. Ten į milijardą įteikia. Studijuoju čia, kad iš tikrųjų norėjau studijuoti Lietuvoje. Ir net ne kur nors Anglijoje, ir jo labiau ne Rygoje. O jis man reiškia labai daug, nes man patinka ekonomika kaip dalykas. Mūsų konkrečiai man pasidaryti tokį dalyką. Tai man tikrai patiko tas dalykas, nes jeigu 10 minimumas yra jau, plus dar, ką fondas uždirba, tai tarkim fondas uždirba 2,5, tapsia plus 10 ir 3,5% metus. Tai yra jau tuose vidutinė rizikoje ir plus, aš jau gaunu normalius pinigus. Labai geras klausimas. Mokslas? Jo, mokslas. Bendruomenės. Laikau svarbiau turbūt galbūt žinias, nors tolygiai yra svarbios ir pažintys, tačiau aš kaip žmogus domintis ekonomiką, man labai svarbios ir žinios. Dėl to aš ateinu į universitetą pasėdžiu tas visas paskaitas, o po to einu draugauti su draugais ir ryšti kontaktus socialiniam sluoksniuose įvairiuose. Sako, oi, sorry, čia maždaug yra tokia sistema, kad tas 10% indėlių galioja tik pusę metų. Reiškia, po to jie grąžina man tos pinigus 3000 litų, o 7% lieka. Svarbiausia fakultete, aišku, yra mokslas, bet svarbu ir bendruomenė. Jeigu prioritetus dėti, tai reikia koeficientus, ar ne? Čia reikia piam kažkur žiūrėtis. Taip? Sakyčiau, vis tik mokslo įstaiga universitetas yra, prioritetas turėtų būti mokymasis ir mokslas. Aš čia stojau dėl to, kad noriu mokytis, bet. Studentauti visada yra smagiau negu studijuoti. Taip ir gyvena Vilniaus universiteto ekonomikos fakultetas. Į alaus barą ar dar kur nors, tai čia galbūt iš tam tikrų akademinių rėmų išeina. Kaip ten elgsis, aišku. Alus skanus yra tauro ekstra. SSE Rygoje nepatiktų man. Bet nepaslaptys, jog jūs bandėte pernai metais. Nepaslaptys, kad visi klysta, turi juodų dėmių ir aš ten buvau irgi mėginau savo jėgas, bet pamatė, kad aš nesu arogantiškas, kad pinigėlių nesivaikau lengvo pinigo ir nepriėmė manęs tada. Ir panašiai, jūs darote vidutinės rizikos fondas, kuris daro nuo 15 iki 2%, kartais 2,5. Man nepatinka asmeniškai anglų kalba, todėl aš ir nenoriu ten studijuoti. Man yra gera čia, jaučiuosi čia kaip namuose ir nenoriu būti emigrantas, kaip nekurie. Aurimai? Balvija? Be abejo, jaunimui siekti mokslo, linksmiem visą laiką, neturėti problemų. O jeigu atsiranda problemos, tai stengtis šalinti, neliktų problemų. Aišku, būtent tokiais šiuolaikiniais, tokiais vėlgi atvirom akim žvelgiančiais į gyvenimą. Gerai, dar kažko norėjau. Palinkėkit ko nors savo bendrakursams. Būkit linksmi, optimistai. Aš
labai norėčiau pradėti viskas.